Dar ne į tą eismą pataikiau, kur čia sustabdė policija. Jeigu nesimato, yra tas raudonasis tiltas. Tai atrodo kaip iš San Francisco. Kaip mano kepuriukas. Kokia čia? Tai va jau Lisabonai. Va taip kambariukas atrodo. Mažiukas. Bet visko yra. Nebe hostelis, jau tamo kaip hotelis gaunas. Nusipirkau burgeriuką. Mačiau šventė buvo. Sakau, kodėl nepasižiūrėjęs, kas gero tenais. Kai tik padarė, faktiškai šventė išsijungė. Visos šviesos, koncas baigėsi, viskas baigėsi, tai po 12 tiesiog viskas baigėsi. Sakė, sekmadienį lyg ir kaip pirmos. Tai va, čia įsikūrinėjo, suvalgysiu burgerį. Sakė, yra virtuvė, tai galėsi vandens įsipilti. Rozetis. Sakė, kad po 12 jeigu ateini, tai tada jie 10 eurų prašo už tave. Bet jeigu parašai gerą atsiliepimą, tuomet, okei, tipo nemokamai, tai išsimiegosime, reikės varyti, pasiimti mašiną, pakeliauti po Lisaboną, galbūt Terceira, galbūt Nazarę, žiūrėsim, kaip planuosim vienais iš tų vietų, pasižiūrėti, kaip bangos skalauja krantus, kaip žmonės gyvena įdomu, kol kas tai man jie faini tokie. Žmogiškai, bet jau pirmas įspūdis iš lipus iš metro. Burgeris kainavo 15 eurų su gėrimu. Bet matyt, gal gera mėsa, nežinau. Nu okei, iki rytojaus. Nu ką, šiek tiek užsisidėjau tam viešbutį, 5 žvaigždučių, tai dabar varau pasiimti mašiną. Apie 20 kelias minutės su metruške. Labai gražu, oras geras, tikrai nėra šalta. Tai reikės visas šmutkės pasidėti mašinai. Žmonės draugiški, dangus mėlynas, nu super. Ir burgeris buvo visai neblogas. Jau, visai cool čia. Kalnuota atrodo tokia. Bum. Kur einam, net nežinau. Metro stotelė dabar. Sėdi žmonės. Čia kaip treniruokliai. Pastatai gražus. Svarbiausia, kad nenutrenktų. Tenais valgiau vakarėlį kiekvieną savaitgalį. Sakė taip, Alameda. Vieną dalyką norėčiau paminėti apie metro Lisabonai, kad yra daug aiškesnis negu Milane. Viskas yra aiškiai nurodyta, nupiešta ant akių. Tikrai paprasta, nereikia eiti per kažkokius tai ten skringelius. Ir, nu, nėra sudėtinga tikrai rasti kur nuvažiuoti. Tai labai didelis pliusas čia. Gerai, iš tikrųjų vieną minusą turiu. Tai dabar tiesiog išėjau iš metro ir pasakė, kad negalėjau filmuoti. Negalėjau filmuoti aplinkos. Tiesiog parodžiau video, kad filmau save. Ir kažkaip praleido. Bet toks buvo žiauriai nepatenkintas bičiukas. Tai va, kas filmuosit metro, tai žinokit, kad čia negalima. Nu ką, prie mašinų paėmimo aikštelės pasimsim savo visureigį sportinį bolidą. Kaval. Nebišiukai, ne?
Pasiėmė mašiniuką Lisabonai. Buvom centriukiai. Biščiukai klimpau, net neįsivaizduoju kur čia esu. Dar ne į tą eismą pataikiau, kur čia sustabdė policija. Prikolas. Ne į tą pusę. Rašo protokolą, žodžiu. Pirmą kartą tokias nesąmonės darau. Tiesiog reikės pravažiuoti atgal ir viskas. Žodžiu, čia yra taip. 10 euro? 10 euro? Go to change. Lemą. Šiame eurus mokėjau. Su nuolaidą sakė 300 tipo. Life is life. Nu ką, varom į Lidlą. Už manęs. Pasimsim kažko gero. Obligado. Ačiū. Ko negalima filmuoti, tai va. Spirkau bananų, sausainiai, braškės, gėrimukas. Čia dar tokie sausainiukai. Ir už viską sumokėjau. Va. Sumokėjau vanduo, žinoma. 10,92 €. Tai manau visai neblogai. Panašios kainos kaip Lietuvoje Lidlo, bet manau šiek tiek porą centų, gal net brangiau. Važiuosim dabar į Kaskais. Pas mane. Va. Važiuojam. Dabar bus prikolas. Dabar tai čia fainiai prie šitą tiltuką. Žodžiu, aš negaliu net paspausti, nes iš karto pypsi. Man pypina, tipo, per lėtai važiuoja ir aš važiuoju 30, aš negaliu greičiau važiuoti. Tiesiog yra įdėta sistema, kad žino, koks tavo greitis, žodžiu. Taip. Visai smagi mašinikė. Keliai mokami Lisabonai. Dažniausiai. Kaip aš matau, jeigu tu nori važiuoti pro centrą. Net nevažiuoju pro centrą, mane iš viso veda pro vidurį, kažkur pro Lisabonos kraštą. Taip daro Vazė. Sakė, apytiksliai 34 centai, tai dabar nesupratau, čia per minutę 34 centai per atstumą, ar kaip. Tai kaip žmonės turi čia važinėtis, aš neįsivaizduoju. Yra kažkokie keliai nemokami, bet jie tikriausiai yra dar toliau aplinkui kažkaip pravažiuoti miestą. Tai nemanau, kad patogu šiuo metu. Kai parašiau Poirą, tai man davė pro pakrantę važiuoti, tai gerai, jeigu parašiau per Kaskais, tai nedavė. Nu tai kažkaip įdomiai. Nu ką var. Nu, rinkliavos mokestis. Ok, thank you. Šiandien 5 centų. Poira. Tai tiesiog pravažiuosiu šitą miestelį. Nuvažiuosime iki Kaskais, kitą miestelį prie jūros. Šiek tiek pro pakrantę pravažiuosim ir į viršų. Bum. Kas tai vaizdai žiaurūs. Žodžiu. Baisiai gražu, bet reikia varyti iki Kaskais miestelio. Nebuvo kur parkuotis automobilio, būtų buvusi laisva vieta, tikriausiai būčiau prisiparkavęs greičiau. Čia tiesiog norėjau rasti parkingą, neįmanoma privažiuoti. Nu, tiesiog teks praleisti, o yra karšta 34 laipsniai. Nu, ne ką aš nesišneku. 39 laipsniai. Pakilo temperatūra. Aš neimu jokių daiktų per daug. Rankšluostis tiesiog parfanokas. Matau, nusirengę žmonės, tai maudosi, reikia varyti išsimaudyti. Tai čia esame Oiros vietoviai. Pirmas sykį Atlanto vandenyne. Spalva kokia.
kur galima maudytis, tik tas atsargiai akmenys. Opa. Baseinai. Čia bus mano pirmasis paplūdimys, ne geriausias, ne gražiausias, nu bet jau bent jau prieinamiausias šiuo metu. Radau kur prisiparkuoti mašiną, tai tuo reikia džiaugtis. Nėra daug smėlio, bet čia biškį akmenut. Opa. Jeigu nesimato, yra tas raudonasis tiltas. Tai atrodo kaip iš San Francisco. Privažiuosim vėliau. Belekai, gerai išsimaudžiau. Smagiai. Vienintelis dalykas yra, kad labai daug akmenų. Ta pačioje, tai tiesiog atrodo vaikšti ant tų akmenų. Paskui taip duobė, paskui vėl akmenės, galima susižeisti. Vanduo tikrai geras, atsigaivinau. Nesakyčiau, kad toksai karštas, sakyčiau vėsinantis, sūrokas. Tai norėjau pasakyti, kad ne visi tokie paplūdimiai. Čia vieni iš tokių paprastesnių. Net neskaičiuojam, kad čia paplūdimys. Bet ko nebuvo vienintelė vieta, kad atrasčiau parkingą. Buvau radęs gana labai gražią vietą. Mačiau ten surfinimo lentas nešėsi žmonės. Ir tokia pilis graži. Nu bet jau tiesiog prafilmuosiu važiuojant. Labai norėjau pravažiuoti pro Lisaboną, tai kadangi reikėjo tiesiog apsisukti, dabar matau žiauriai gražius vaizdus. Nu ką, šiaip ne taip atvažiavim Kaskais. Reikės užsukti šitą krautuvėlę. Einam pavalgyti. Labai gražu čia. Radau vietą pastatyti mašinai, nemokamai. Saulė spigina, dabar nepasiėmiau akinių iš mašinos. Bet jei taip bus geriau. Sako, Portugalija nėra taip populiari. Jo. Neatrodo. Čia būtų prikolas susimaudyti. Jo. To rush, take it day by day, I make you blush. You know I feel the same. Nu tai užėjau į tą turgelį, va, kaip mano kepuriukas. Tai dėja, neradau čia jokio restorano, todėl tikriausiai, kad valgysiu ten. Lieku be maisto. Na, bet kepuriukas gražus. Graži tokia medžiaga. Kietoka. Sakė pig. Tipo iš kiaulės, bet čia nesupratau realiai, ką pasakė. Nu, bet įdomi. Tikrai ne tokia, ne kažkokia tai ten medžiaga pigi. Cool atrodo. Sakė būtent sargiam, nes kažkas turi gilias kišenes. Tai jau tą jau man perspėjo turgelį. Galima išsinuomoti dviratukus. Na ir iš tikrųjų gerai, kad čia apžiūrėjau. Galbūt ne viską pamačiau, bet bent jau užsitikinu savo sąraše, kad pabuvojau Kaskais. Dar daug vietų liko apžiūrėti. Jeigu aplankysiu Riceirą dar, Nazarę, dar Torres kalną, nu tai sakyčiau, bus įskaičiuota tikrai visa diena su kaupu, nepaisant to, kad pasiėmiau mašiną kiek vėliau, užtrukau besivažinėjant, tai jeigu suspėčiau visą tai padaryti, tai būtų žiauriai cool.
nei radijas netrukdo. Kaip pasikeis stoti. No. Wow. Nazarė. Nu ką. Tipo didžiausias bangas čia. Iš visos Portugalijos didžiausias bangas. Pažiūrėsim. Na dabar vasaros metas, tai galbūt nebus tokių bangų kaip pavasarį arba rudenį. Bet įdomu pažiūrėti, žiauriai daug mašinų dabar matau. Matau daug žmonių irgi. Tai tikriausiai, kad nebus kur pastatyti priekiai. Reikės kur nors toliau. Bet vis tiek vaibas geras važiuoti čia. Temperatūra nukrito iki 23 laipsnių. Jau ir kaip ir vėjuota. Tai, nu va, iš tikrųjų gana vėjuota. Su šortukais dabar. Eiti reikia kažką pasiimti greitai, pavalgyti. Ir nueiti pažiūrėti, kaip ten tos bangos. Tikriausiai nesimaudėsiu, pafilmuosiu šoną. O jeigu taip, tuomet reikės grįžti pasiimti rankšluostį. Girdžiu muzikėlę. Tikrai manau, kad sužavės mane šitas restoranėlis. Planšonetė. Keras lošia fulę. Kalvos namai pastatyti. Gana vėjuota. Pasiėmiau chicken wingsus už 4 eurus, tai čia 4 wingsiukai mažiukai. Overpriced, bet ne. Tikrai nešiltas dabar. Pareina! Koks vaizdelis. Eisa. Kokia čia? Priėjo policija, sakė, ką čia darau, tai norėjau droną paleisti, neišėjo, tai reikės paleisti į kitą vietą. Saulėlydis. Fainiai. Kadangi tas Torės kalnas tikrai gana ilgai važiuosis, tai ir pagalvojau, nelabai ten ką yra pažiūrėti, tai tiesiog važiuosiu atgal į Lisaboną. Turiu tenais hostelį, dar pabūsiu, su kažkuo susipažinsiu, tikriausiai pasivaikščiosiu po miestelį naktį. Manau, kad tai bus daug geresnis sprendimas. Tai Nazarė aplankyta, žiauri fun, iš tikrųjų nice. Vanduo nebuvo toks šaltas, koks galvojau. Radau kebabinę. Ir dabar tai tikrai kebabinė, kokios ir norėjau. Maisto kokio ir norėjau iš tikrųjų. Tai va mėsytė 5,50 iš kebabo. Tikriausiai ant kebabo praeisiu visą savaitę. Bent vienas dalykas, kuriam tikrai yra mėsos. Ok. Sí que hay un partido mañana, ¿no? Yo voy. Hace tiempo no voy también. Yes, everything is closed. Acá va, nada ni nada, bro. It seems closed.
Taip atrodo kamera. Tai taip visų žmonių. Bent jau šiek tiek privatumo žaliuzės. Yra šviesa. Taip atėjau. Visus daiktus buvau pasiėmęs mašiną. Toks vaizdas. Iš hostelio. Gana šilta, bet einame iš kitos įspūdingos statulos, kadangi čia visur negalima filmuoti, tikriausiai visas miestas draudžiamas. Sudėtinga bus paleisti droną. Visas vaizdas matosi. Koks vaizdas. Sakė, kad nebus vietų prisiparkuoti, tai turėjau šiek tiek toliau, bet iš tikrųjų buvo. Ir įėjimas yra nemokamas, tai kas nori, tikrai nebūtina tenais mokėti už muziejų, kad įeitumėte į šitą vietą. Wow. Čia yra palmių alėja. Pačiupinėsim palmes. Tai kieta žievė. Opa. Labai sausa kieta. Visos tokios pat.